Visai nesenai prieš kelis mėnesius mes filmavom Švedijoje kapus, kur kapai surikiuoti, žinot, tokiom eilėm ir tarp jų yra žalia juosta. Esam ypatingoje vietoje ir einam tenai pasižiūrėti, žiūrėkit, taip atrodo kapinės, viena eilė, kita eilė eilėm. Tokie neįprastos kapinės ir jos sulaukia didžiulio susidomėjimo jūsų. Sodinami krūmokšniai eilėm ir kai krūmokšniai paaugs, šalia jų į eilę išrikiuojami kapai. Ir kapukai tokie nedideli. Ir štai vienas mūsų žiūrovas pasakė, atvažiuokit į Radviliškio rajoną, į kapines, prie Baisiogalos ir pamatysit lygiai tą patį vaizdelį. Mes ir atvažiavom. Bet tu pažiūrėk, lygiai visiškai ir netgi plotis tų gyvatvorių labai panašus. Rasa, tu kur nors Lietuvoje mačius tokių kapinių, ar tiesiog gal matei, bet neatkreipė dėmesio? Ne, aš turbūt nemačiau. Aš pirmą kartą matau, kad taip gražiai gyvatvoriam įrėminta viskas būtų. Vienam kapui kvadratinis metras duodamas. Ir iš kitos pusės krūmų irgi eilutė. Man tai unikalu šitas perėjimas. Ir kad atgręžti kapai nugaromis tarsi antkapiai į eilę gyvatvorę šitos. Paminklai tokie lietuviški šiek tiek, ne? Taip, jie tokie didesni ir tas įrėminimas kapo yra. Čia vien dėl to, kad žmonės laidoja, dažniausiai nedegina. Kaip sako Švedijoje, kur tos kapinės švediškos, ten irgi yra kai kurie nedeginti, bet tiesiog kapas paskui sumažinamas yra per kiek laiko. Bet vis tiek, man tai unikalu, pažiūrėk, visur eilės. Ir ten ir toliau iš aukščiau norėtųsi pafilmuoti visos kapinės eilėm. Aišku, čia dabar jos kitaip atrodo, vasara tai jos, ta prasme, kai žalia, viskas dar labiau panašu. Ir čia kapai tokie brandesni šiek tiek. 21 metai, čia gal kažkiek senesnės. Ir tokie antkapiai, 80 cm aukščio. Labai kukliai viskas, be jokių ten aptvėrimų, be nieko. Ir čia tiesiog lygiai taip pat kaip Švedijoje buvo. Einam ir iš vienos pusės kapai, praeini krūmų juostą ir iš kitos pusės kapai. Aišku, kaip sakau, vasara čia atrodo dar panašiau, dabar kaip apsnygė, tai galim tik įsivaizduoti, bet iš tikrųjų tai visiškai identiškos kapinės. Parašykit, kas, gal čia ne vienintelė vieta Lietuvoje, aš nežinau, bet man tai atrodo, kad čia aš tokių nesu matęs iš vis niekur. Kukliai, gražiai, tvarkingai, iš vienos pusės, iš kitos pusės. Aš tai galvoju, kad čia gali būti Šiaurės Lietuvoje, kadangi švedų įtaka daryta, didelė buvo kadaise, tai gali būti, kad čia ir ta įtaka švedų ir matosi net kapinėse. Čia matosi irgi visos kapinės, atskirtos juostom. Čia krūmeliai gal dar mažiau matosi, bet jie visur yra. Aš manau, čia ta švediška tvarkelė tokia, matyt, kažkada atėjus į šitos kraštus yra. Labai kukliai viskas, be jokių ten aptvėrimų, be nieko. Vaizdelis, aišku, nelabai panašus į mūsų kapinės, mums įprastas. Parašykit būtinai, gal čia ne vienintelė vieta Lietuvoje, gal pas jūs irgi yra panašios kapinės. Bet aš asmeniškai tai nieko panašaus nesu matęs. Bet man, žinok, net jausmas kažkoks, kad aš kaip užsienį. Kai viskas vienodai užsodinta, tai ir sudaro tą tokį tvarkos įspūdį. Man tai čia daugiau netgi ne krūmai esmė yra, o tai, kad kapai atgręžti nugaromis vienas į kitą. Nesudėlioti iš eilės tiesiog taip, bet vieni iš tos pusės, o kiti iš anos. Jo. Pasirodo ir Lietuvoje yra kažkas panašaus, o mes taip stebėjome Švedijai. Reikia dažniau užeiti kapinės, ne? Visi čia ateisim kažkada. Taip.